jaučiatės, kai vyksta šimtmečio dainų šventė? Žinokite, puikiai, super. O kaip vyksta pats pasiruošimas, ar viskas vyksta sklandžiai? Vyksta sklandžiai, merginos, šokėjos ir vadovės visos labai daug dirbame jau kelintą dieną, nuo ryto iki vakaro, o šiandien vėl ateiname ir darysime dar gražesnį vaizdelį. Nepavargstat? Žinoma, pavargstam, bet yra didžiulė šventė ir džiugesys, kad mes dalyvaujame tokioje šventėje. Kelintą kartą jau dalyvaujat Lietuvos dainų šventėje? Pirmoji dainų šventė prasidėjo man 2014 metais. Praėjo beveik 10 metų. Kaip kas keitėsi, kaip ją galite vertinti kažkokius tai pokyčius? Pokyčiai didžiausi, ką aš pastebėjau nuo pat pradžios čia atvažiuojant, tai maisto pagerėjimas. Maistas tikrai pagerėjo, atsirado daugiau žmonių, daugiau bendravimo, daugiau visko, visi darbai, žygiavimai ir panašiai, viskas pasikeitė tikrai į gerąją pusę. Na, o ko tikitės dabar iš šios dainų šventės? Tikiuosi, kad viskas išeis tą, ką repetuojam ir ką stengiamės ir bandysim to pasiekti. Vyksta puikus pasiruošimas, vaikai patenkinti, išsimiegoję, pavalgę, nežinau, jokių minusų nesimato. Dainų šventė truks dar 4 dienas. Ko tikitės iš šių 4 dienų? Gero laiko, geros muzikos ir gausių žiūrovų aplodismentų. Puiku. Ar teko labai daug ruoštis dainų šventėj? Taip, paskutinius 2 mėnesius intensyviai repetavom. Prieš tai ruošėme čempionatui, paskui paprastai turim jau laisvesnę laiką po čempionatų, bet dabar čiupom, kas dar buvo nepadaryta prieš tai, darėm ir padarėm. Kol kas labai pozityviai, dar kol kas nepavargom labai, bet kai pavargsim, gal nuotaikos kitokios bus. Na, o ko tikitės iš šios šventės? Ko mes tikimės? Gerai praleisto laiko, pirmiausia, įsimžinau turbūt akimirko ir kad kažką pasimtume iš to. O kaip vertina čia apskritai žmonės, susirinkusius orkestrantus ir maisto patekimą, galbūt gyvenimo sąlygas? Labai geros gyvenimo sąlygos, visi labai draugiški, maistas labai skanus. Rekomenduoju visiems.